kaliniams. O kurioje vietoje skiriasi? Jeigu galima čia skirėti, kad parėkti nereikėtų. Sveiki kolegos, sveiki svečiai, kauliečiai, pažįstami, dauguma iš veidų. Malonu, kad yra dar žmonių, kuriems rūpi paminėti istorinį įvykį, kuriam jau sukanka 75 metai. Prieš 75 metus, 41 metų birželio 23 dieną, Kaune startavo sukilimas pas tuometinius sovietinius okupantus. Lietuviai, kurie sukilo, turėjo tikslą išvaduoti Kauną, tuo pačiu ir Lietuvą, anksčiau, iki dar ateina Vokietijos nacionalsocialistinė kariuomenė. Jiems pavyko tą padaryti, kadangi už kelių dienų, kai atvyko vokiečių pirmieji kariniai daliniai, Kaunas jau buvo išlaisvintas, nevetavo lietuvišką trispalvę ir pradėjo, jau galima sakyti, lietuvišką tvarką. Šį sukilimą dažnai bandom pašyti ir juodom spalvom. Aš suprantu, aišku, tam tikrų lobistinių jėgų yra tam tikras verslo planas galbūt. Galbūt žmonės ir iš nežinojimo tą daro. Be abejo, buvo ir tikrai tam tikrų niuansai, kurie garbės nedaro. Aš noriu pasakyti, ar yra žinoma pas vieną karinį konfliktą, pasivyko absoliučiai švariai be jokių aukų, be kaltų žmonių. Nu, aš tokio konflikto nežinau, nors istoriją tikrai labai domiuosi. Taip labai gaila žmonių, kurie tikrai žuvo nekaltai, ypač civiliai, bet nevalia skelbti atminimo to žmogaus, tų žmonių, kurie ginklų pasiryžo ginti savo šalį nuo okupantų. Tai yra kiekvieno žmogaus, tiek lietuvio, tiek čia gyvenančio tautinio mažumų atstovo, save laiko čia vietinių gyventojų, tai yra pareiga. Pareiga buvo priešintis, matant vykstančius trėmimus. Pareiga buvo priešintis, matant siautėjantį terorą. Pareiga buvo plauti 40-ųjų metų okupacijos, kurį vyko Mešūro gėda. Tie kariai turėjo tą padaryti. Ir todėl noriu pagerbti šios žmonės šiuo bandyku ir tylos minutę. Ačiū labai. Gaila, kad šį kartą nepavyko pasikviesti nei vieną iš 41 metų veteranų. Aš su kitais neturiu kontaktų, o paskutinysis, kurį žinojo, dėja mirė praeitų metų gruodžio gale. Leonas, ponas, kuriam jau nežinote. Jis po to gale galėsite gal pasakyti. Norėjau jį prisiminti. Gerai, būtinai pakviesiu. Jis yra laisvas formatas, nebus nei kažkokių ypatingų vedančiojo, nei ką. Aš pasakiau, kad man buvo svarbu, ką aš norėjau pasakyti. Toliau po manęs kalbės mano kolega Vitalijus Šukauskas. Prašom, Vitalijus. Brangus kolegos, brangus bičiuliai, brangus draugai. Šioji istorinė data yra svarbi tuom, kad tai ne vien galimybę atsiminti istorinius įvykius, tačiau tai yra data, iš kurios mes turim vis dėlto mokytis. Pirmoji pamoka, kurią mes iš šitos datos turim išmokti, tai yra toji, kad Lietuva turi vienintelį tikrą sąjungininką. Tas vienintelis sąjungininkas yra lietuvių tauta, Lietuvos piliečiai. Klaidinga manyti, kad ateis svetima kariuomenė, kuri išlaisvins nuo priešų. Klaidinga buvo manyti tuomet ir žmonės, kurie galbūt kažkiek tuo ir tikėjo, skaudžiai po to nukentėjo. Klaidinga buvo manyti tuomet, klaidinga manyti dabar. Taigi, vienintelis sąjungininkas Lietuvai tai yra
piliečiai, jų sąmoningumas, jų aktyvumas. O kasgi yra Lietuvos priešas? Galima žiūrėti į rytus, į vakarus, į pietus, į šiaurę. Tačiau vėlgi pagrindinis ir didžiausias Lietuvos priešas yra tie, kurie vardan savo asmeninio intereso pasiruošę dairytis į rytus, į vakarus, į pietus ir į šiaurę ir ieškoti ten pagalbos. Ieškoti pagalbos tame tarpe ir tam, kad sunaikint, užspaust, išvaryt iš Lietuvos paskutinius Lietuvos sąjungininkus. Tai yra vėlgi Lietuvos piliečius, kurie vis dar, nepaisant visko, nepaisant kalbų, kad kas iš tos Lietuvos, mes jau esam kažkokios tai sąjungos jau nariai, galbūt sąjunga yra svarbi. Nepaisant to, jie vis dar lieka patriotiški piliečiai, nepaisant to, jie mato save pirmiausiai lietuviais, jie mato save Lietuvoje ir jie nori, kad jų vaikai, anūkai, proanūkiai čia gyventų. Čia kalbėtų savo kalba, kuri yra, kaip mes žinom, viena iš seniausių kalbų. Ir kaip kolega vėlgi minėjo, nesvarbu, ar šiuo metu net nesvarbu yra, ar tas Lietuvos sąjungininkas, pilietis, yra vien tik tai, sakykime, lietuvių kilmės. Iš tikrųjų, dabar pjūvis eina per tai, ar pilietis mato save patriotų, mato save piliečių, mato, kad Lietuva turi vėl tapti suverenė nepriklausoma valstybė, arba jis pasiruošęs vardan savo tikslų, arba tiesiog galbūt suklaidintas, pasiruošęs elgtis prieš savo tėvynę. Didžiai gerbiu visus, kurie net ir būdami beviltiškoj padėtyj pakelia ginklą ginti savo šalį. Gerbiu visus, nepaisant to, kad kaip ir per visus didžiuosius istorinius įvykius buvo ne tik gerų dalykų, tačiau buvo ir klaidų, tačiau tai yra vis tiek žmonės, kurie kilo netgi nežinodami, ar jie sutiks kitą rytą. Ačiū, kad atėjot. Kas kalbėt norit, prašau, pasisakyti. Gerai, ačiū. Tokios kalbos neparuošiau, bet norėčiau pakalbėti apie istorinį foną. Galbūt iš tos istorijos galim ką nors išmokti, įžvalgą kokią pastebėti. Kas krenta į akį? Į akį krenta šito Birželio 23 dienos įvykio masiškumas. Kiek man teko susipažinti su istorijos vadovėlius ir knygas tą temą, iki 100 tūkstančių jaunų Lietuvos vyrų grėbėsi ginklo, kad galėtų parodyti savo pyktį, įtūžį tam okupantui, kuris išniekino Lietuvą, jos valstybę, valstybės idėją savo veiksmais, pradėjo tremti žmonės. Ir tas vyko žaibiškų greičių, kai buvo duotas signalas per konspiracinius kanalus, per kelias grupuotės, kurias pavyko išlaikyti Lietuvoje per sovietų okupaciją. Žaibiškas žmonių užsidegimas. Labai daug kur, praktiškai kiekvienam miestelį, stambesniai gyvenvietei pasireiškia šitie partizanai. Ir labai daug buvo tokių atvejų, kad žmonės be ginklų tiesiog plikom rankom puolė policijos stotį, kareivinės, atėmė rankomis ginklą ir su tais ginklais pradėjo kovoti. Arba tiesiog jau su medžiokliniais šautuvais sustabdė kokį sovietų patrulį, atėmė iš jų kulkosvaidžius, kitą ginkluotę ir naudojo tą kovoti. Reiškia, nebuvo ir nei sandėliuota, nei paruošta pasipriešinimui. Jeigu jau nutarta pasiduoti diplomatiniam spaudimui, kariniui spaudimui, tai bent paraleliai
ruoštis sukilimui, sandėlius, kur nors miškuose paruošti, bet nebuvo. Ta istorija rodo, čia buvo spontaniški veiksmai, labai daug kur kainavo brangiai, nes žmogus su plikom rankom kartais ir gali pralaimėti prieš ginkluotą oponentą, o taip ir buvo. Daug žmonių prarado gyvybę, kadangi jie nebuvo pasiruošę kovoti arba neturėjo ginklo, bet vis tiek norėjo ginti Lietuvą. Tai viena iš dviejų gal minčių norėčiau pateikti. Viena tai yra tokia, kad labai pavyko Lietuvos švietimo sistemai, patriotams, auklėtojams, žurnalistams, kultūrininkams lietuvišką dvasią įdiegti nepriklausomai Lietuvoje. Tai yra stebuklas tikrai, kaip atsižvelgi tai, kad beveik nebuvo lietuviškų mokyklų ir daug kas iš paprastų žmonių net nežinojo, ar jie lietuviai, ar lenkai, ar čiabuviai, ar katalikai, ar dar koks nors identitetas, bet per tos 20 metus pavyko tikrai sutvirtinti, išryškinti patriotišką žmogų. Ir jo įrodymas yra būtent šitas sukilimas. 100 000 žmonių buvo pasiruošę aukoti savo gyvybę už Lietuvą. Bet tuo pačiu čia yra priekaištas aukščiausiai valdžiai, kuri nenaudojo kariuomenę, kur 150 000 karių sumobilizavo, kai prasidėjo karas tarp Lenkijos ir Vokietijos. 150 000 gerai ginkluotų vyrų, kurie turėjo ir minosvaidžius, ir kulkosvaidžius, ir turėjo medicininį aprūpinimą, ir organizaciją, ir buvo svarbiausiai labai motyvuoti kovoti. Jie norėjo kovoti. Bet keli žmonės viršuje, mes nežinom kodėl, ir gal niekad nežinosim, gal buvo papirkti, užverbuoti. Jie nutarė nepanaudoti šitą be galo vertingą instrumentą, kuris galėjo mums daug padėti. Jeigu ne sustabdyti laikinai okupaciją, tai bent pastatyti Sovietų Sąjungą į labai keblią padėtį. Nes Sovietų Sąjungos būsimas oponentas tikrai nenorėjo karo savo pašonėje. Ir buvo ne vieną kartą pasakyta, kad dar vieno karo šalia Vokietijos netoleruos. Tai Stalinas būtų labai didelę riziką padaręs, jeigu pradėtų kariauti su lietuviais visai šalia Vokietijos. Ir čia Vokietija, reikia atsiminti, buvo. Manau, kad visa serija buvo klaidų, apsileidimo. Tikrai bent turėjo, jeigu jau nutarė pasiduoti, tai sandėliot ginklus, sandėliot mediciną, kad tie žmonės, kurie išeis kovot, kad jie bent turėtų bandažus, bent vaistų, bent minimalę medicininę aprūpinimą. To nebuvo, niekas nebuvo. Totaliai, sakyti, beveik totaliai mėgėjiškas, bet labai krūvinas, kaip matome čia, tautos valios išreiškimas. Išvada tai tokia. Niekados daugiau nepasiduoti diplomatiniam kariniam spaudimui. Nieko iš to Lietuva nelaimėjo. Karininkai vis tiek žuvo, arba buvo ištremti, arba sušaudyti. Daugybė mūsų inteligentų buvo išnaikinta. Aš nematau, ką mes laimėjom pasiduodami. O mūsų jauni žmonės, kurie norėjo kovoti jau 39-40 metais, kai sovietai pradėjo spaust mus, jie tą progą pagaliau turėjo. Bet sąlygos buvo baisios. Ir tai yra visgi mūsų valdžios kaltė. Pačioj viršūnėj daug priekaištų turėčiau, apačioj vidury švietimo tinklas, kultūrininkai, visuomenininkai, puikus žmonės nepaprastai atsidavę savo šaliai. Ir jie verti buvo daug geresnės valdžios. Ačiū. Pone Violė, prašom. Nu, aš tai labai trumpai ir mūsų tiek mažai čia, kad man net... Bet aš tik tai norėjau prisiminti poną Leoną Lizonį, kuris mirė kažkur gale metų. Ir gaila, kad jo giminės nematau, aš nepaėmiau telefono numerio. Bet jisai čia, man atrodo, kiek galėjo, visada lankydavo, visada atsimindavo šitą dieną. Kovojo iki paskutinių savo dienų ir man ne vieną kartą
sakė, čia jo bičiuliai galvas padėjo. Kitą žmogų galim irgi atsiminti, kur buvo sukilimo dalyvis, daug negaliu papasakoti, bet tai buvo šitą Juozas Kojelis. Jis jau dabar miręs, nežinau, kas metų kokį turbūt. Jis buvo vyresnis už Juzonį, irgi buvo virš 90 metų, kai jau mirė. Nu tai va, vis tiek, kiek mes tų dalyvių reikia už juos maldelę pasakyti. Gal ir pagoniška, nes vis dėlto čia šventos mūsų dienos tūkstančių metų. Tai va, tik tiek norėjau pasakyti. O kaip, gal vieną gerą žodį pasakysiu mūsų tų laikų valdžiai. Todėl, kad, žinoma, klaidų čia buvo apstu. Bet visada yra lengva spręsti klaidas, kai jau post factum. Bet aš vis tiek manau, kad jie ėjo į kovą tiesiog norėdami išgelbėti. Nes padėtis buvo iš tiesų daryti. Tas nepavyko, neutralitetas nieko gero neatėjo. Bet gal nes jie irgi darė, ką galėjo, ką mokėjo, o tie laikai tikrai buvo. Tai tik tiek, aš noriu pasakyti, ir Chorginos universitetai. Mūsų universitetų tik tam išauklėjo žmonės, pasirodo, kad jie įsumdėti, kad tai jų reikia per mūsų istorinės datas, neįtmako. Ačiū. Sveiki susirinkę, pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad šiandien čia kalbame lietuviškai. To paties norėčiau, aišku, palinkėti mums, kad taip pat būtų ir už 100 metų. Labai gaila, kad tada, prieš 75 metus, daug ko nežinojom, daug ko nežinome ir dabar. Bet dabar jau, kai matome istorinę perspektyvą, suprantame, kad visame geopolitinėme viršuje buvo įvykdyti tam tikri sprendimai, kurie mums neatnešė naudos, atnešė vien tik tais blogus įvykius ir blogus prisiminimus dabar jau. Tuometinis JAV prezidentas Franklinas Rooseveltas, jo žmonai priklauso viena labai gera frazė. Sako, žmonės, kuriems mažai kas įdomu, kalba apie žmonės, vidutiniai žmonės kalba apie įvykius, o štai žmonės iš didžiosios raidės kalba apie idėjas. Tai aš mums linkiu, jei mes norime už 100 metų čia kalbėti lietuviškai, ir prisiminti savo savastį, kad mes daugiau kalbėtume apie idėjas, mažiau apie įvykius ir mažiau apie žmonės. Ačiū. Ko gero labai nesuklysiu, kad Lietuvoje begalė yra tokių sakralinių vietų, kur yra paminklai Lietuvos kovotojams už laisvę. Didžiausia problema pas mus yra, kad mes esame maža šalis, o žaidžia dideli žaidėjai, didelėm figūrom, tokiom šalim kaip Lietuva, mažom, atitenka mažų figūrų partijos. Ir dažniausiai jos ištinka toks likimas, kaip sako lotynai, nepyktis, vargas pralaimėjus. Aišku, žinoma, istorija parodė, kad mes valdžios valstybininkų neturim. Visą ką turim, tai yra baudžiauninkai, kurie ieško didelio pono. Daug kritusių žmonių turbūt vartosi kaštuose, matydami ir šio dienos įvykius, kaip Lietuvos suverenitetas yra atiduotas.
Na, reikėtų pripažinti, kad dideli žaidėjai taip pat žaidžia labai protingas partijas. Jeigu pažiūrėti šitą įvykį, Rusijos imperatorius, numalšint šitos sukilimus, paskyrė Muravjovą, kuris netgi ne rusas, o ukrainiečių šlėktą. Todėl, žiūrint į šitos įvykius, matom, kaip keičiasi santvarkos, valdžios, vieni paminklai nuimami, kiti pastatomi. Tai nieko neišsprendžia. O dar šitie visos kovos, tų didelių žaidėjų mūsų rankomis kovas, duoda dar tokį ir šalutinį įvykį, kaip visuomenės supriešinimas. Geriausia, ko gero, būtų palyginimas iš Šolochovo romano Tylusis Donas. O šitų žmonių žuvusių, sakykim, kurie supriešinti, ko gero, nei kapų nebėra, nei paminklų, nei įrašų istorijoje. Todėl mūsų pati visuomenė turėtų suprast, kad aukos yra labai brangios. Atsiprašau, garsas ten neįsirašė. O visas suverenitetas ir susideda iš šito aukų kainos. Ačiū. Sveiki visi susirinkę, negausus būrelis. Ačiū Dievui, kad yra žmonių, kurie prisimena šį įvykį, apie kurį labai sunku kalbėti, nes nei vienas iš mūsų tais laikais negyvenom ir negalim žinot, kaip ten ir kas buvo iš tikrųjų. Faktas yra toks, kad dalis Lietuvos tautiečių pritarė bolševikinėm idėjom ir kai čia rusai, pasipriešinimo ypatingai didelio ir nebuvo, tiesiog jo objektyviai nebuvo, bet kai prasidėjo vežimai ir trėmimai ir sadistiškas elgesys, tauta atsitokėjo, jie suprato, kad nėra gelbėtojų ir padėjėjų kitur, išskyrus mūsų pačių tautos. Tada žmonės darė, ką galėjo. Pasiruošimas sukilimui buvo rengiamas ilgai. Tai buvo principe LAFO iniciatyva, kai buvo kuriamos pogrindinės grupelės, koordinuojamas, organizuojamas. Buvo bandoma bendrauti ir su Hitlerio valstybės pareigūnais, tikintis atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Ir kadangi viskas sukilimui buvo paruošta, kai tik tai 22 birželio buvo užpulta Tarybų sąjunga, Lietuvių aktyvistų frontas su visais žmonėmis, kurie tam jau buvo pasiruošę, puolė veikti, kaip teisingai sakė, be ginklų, nes jų nebuvo iš kur paimti. Tai buvo toks spontaniškas sukilimas, iš kitos pusės ir paruoštas. Ką norisi pasakyti? Kad tas faktas, kad tauta priešinosi, tegu ir po laiko, tegu ir ne tada, kada derėjo tai daryti, įrodo lietuvių tautos norą išlikti savimi. Nes Lietuvos valstybė tai yra tas pats kaip šeima. Dabar, kai žmonės šiais laikais įsivaizduoja, kad gali gyventi užsienyje, ieškoti laimės, aš nesuprantu šitokių žmonių. Mano galva, lietuvis yra ne tas, kuris kilme lietuvis etniškai, tuo labiau nėra kaip tą ir nustatyti. O lietuvis yra tas žmogus, kuris negali įsivaizduoti savęs visą laiką gyvenančio ne Lietuvoje. Jeigu žmogus save sieja tik tai su didesniu loviu, jisai turi teisę tam. Bet lietuvis, mano galva, yra tik tais tas žmogus, kuris visą gyvenimą nusiteikęs pragyventi Lietuvoje ir dirbti vardant Lietuvos. Ir kai aš dar buvau mokinys, turėjau laisvės kovų medalį su Kauno laisvės statula. Noriu priminti tuos žodžius, kurie ant jo buvo parašyti. Per amžius budėję, laisvę laimėjom, per aukas ir pasišventimą. Tai reikia neužmiršti tų žodžių, nes Lietuvos tėvynę ir mūsų kalbą ir mūsų pačius apginti galim tik mes patys. Tik tais išlaikydami savo kultūrą, kalbą, susitelkimą ir meilę vieni kitiems. Atsiminkit Sąjūdžio laikus. Kokie mes buvom vieningi. Tiesiog galėjai naktį eiti, niekas tavęs neužpuls, neužkabins. Kur dabar tas susitelkimas? Dabar mes visi žiūrim į lovį. Vienintelis, kas mus gali išgelbėti, tai mus patys. Skęstančiųjų gelbėjimas,
ir pačių skęstančiųjų reikalus. Todėl raginu visus, nors jūsų raginti ir nereikia, jūs ir taip suprantate, kad jūs esate lietuvių. Skelbkit savo lietuvybę visiems kitiems ir neleiskit užmiršti, kad kito krašto, kuris teisėtai priklauso mums, mes neturim ir neturėsim. Vienintelė vieta, kur lietuvis teisėtai gali būti valstybės šeimininku, yra čia. Ačiū Romui. Gal yra dar norinčių pasakyti, tarti žodės. Prieš minėjimą juokaudami pasakėm, kad kartais metam bėga, kad viltis pagerėja. Tai man tai besiklausant kolegos kalbos, aš tiesiog galiu papasakoti apie savo tėvą tėviškę, Nukų kaimą, kuris yra čia. Kaip jie susiorganizavo šitam sukilimui, iš to kaimo buvo kilęs majoras Miškevičius, kuris pavogė ginklus iš sandėlių, jis buvo inkorporuotas į sovietų kariuomenę. Jisai atvežė į kaimą ginklus ir visiems išdalino. Ir mano močiutės brolis irgi dalyvavo. Ir jiems motivavo taip, kad rusai pasitraukdami sudegino visus kaimus. Ir iš tiesų per pirmą pasaulinį karą čia viskas buvo supleškinta. Sako, mes tiesiog, jeigu jie degins, mes jiems šaudysim. Ir aš va tokį pasakojimą girdėjau, o daugiau tai giminiai yra nelabai kalbama ir gal mes dėl to nelabai daug žinome, nes sovietmečiu daugelis jų gyveno čia ir tai buvo pavojinga. Ir aš tą norėjau tik pasidalinti, kad žinau, kad mano kaime buvo tie sukilėliai. Ir žinau, kad Seimo nario Kazio Starkevičiaus dėdės irgi tam būrį dalyvavo, bet jis irgi apie tai nesikėlė ir nepasakojo. Ačiū. Dar gal yra norinčių pasisakyti? Aš noriu vieną klausimą, jeigu galima. Ką čia visi galvoja apie šitos pasaulio lietuvius, kurie yra įsitikinę, kad jie gyvens po visą pasaulį ir jie vis tiek dalis Lietuvos, nors jie mokesčių nemoka, jie jokių tarnavimų neatlieka, bet jie labai aršiai reiškiasi. Na, aš pasakyčiau šitaip, kad tai parodo iki kokio laipsnio mūsų santvarka, mūsų sistema nusmukdė socialinį solidarumą. Nes bet kokioj organizacijoje nariai turi padėti viens kitam. O kai reikia, tam nariui padeda visi kartu. Tai panašiai su valstybė yra. Jauni žmonės gauna nemokamą mokslą, auklėjimą, sveikatos priežiūrą. 20 metų jie yra remiami mūsų. Labai, manau, yra teisingai, kad jie turėtų galvoti, o kaip dabar man remti tuos, kurie mane rėmė. Bet ne mūsų iš aukščiausių tribūnų, iš tarptautinių autoritetų girdime, ne, mes kūrėme pasaulinę bendruomenę, žmogus plačiai masto. Gerai, o kas mūsų pensininkus išlaikys, jeigu mūsų jauni galės daugiau užsidirbti, 3-4 kartus daugiau. Tai tokios sąlygos yra kūriamos dabartiniai sistemai. Užtat mūsų nacionalinis interesas asociacija ieško alternatyvų. Socialinis solidarumas yra bet kokio civilizuoto gyvenimo pagrindas. O šito, kaip jūs sakot, puikiausias pavyzdys neturime. Ačiū. Ačiū visiems labai. Manau, gal pabiškai po truputėlį baigsime renginį. Tik norėčiau vieno esminio dalykų paprašyti. Kas iš esančių žmonių turi gerą balsą ir galėtų pradėti Lietuvos Respublikos himną. Prašom, pradėkime. Ačiū labai visiems. Labai malonu, kad visi buvom čia susirinkę. Labai tikiuosi, kad ir kitais metais, galbūt net ir gausiau, čia susirinksime ir nepamiršime savo istorijos, savo didvyrių. Sėkmėsimės, viso geriausio. Taip, bendra nuotrauka. Bendra nuotrauka, jo, tada. Padėkim dar. Kolegos, visi ateikite bendrai nuotraukai. Ateikite, arčiau. Dabar aš negaliu, nes čia turime... Ateikite arčiau. Man reikia dalyvauti, aš negaliu. Ateikite visi, Arčiau. Arčiau bus vos. Aš čia tik filmuoju, ne nuotrauką. Kas nuotrauką daro, taikit. Daro Viktorija.
Taip.